Ką tik gavau naujas lėliukės ir labai noriu Jums parodyti, kaip atskirti lėliukę, kuri jau greitai išsiris, nuo tos, kuriai reikės dar šiek tiek palaukti. Čia labai geras pavyzdys, tai visos šitos lėliukės yra vienodos. Matot, va šitos va 3. Bet šita pirmoji, joje jau matosi sparnai drugelio, koksai bus. Tenais bus afrikinis monarchas, toksai drugelis. Tai kartais taip nutinka, kad kai atsisiunčiam, jau jie būna pasiruošę išlysti, o kartais net išlenda. Tai čia vat yra tokios lėliukės. Čia jeigu įsižiūrėsit, irgi yra tokios labai gražios lėliukės su spalvotom karūnėlėm. Ir šitoj irgi jau matosi, kokie sparnai yra viduje. O šita dar žalsva dar nepersimato. Sunkiau yra su visom šitom lėliukėm, nes čia net nesimato jų, kai jos patamsėja, jos beveik visą laiką išlieka va tokios va gražios, blizgančios. Matosi tik, kad gyvo vidinės juda. Šią savaitę turim ir tokių nelabai išvaizdžių lėliukių, tai čia yra naktinio drugelio iš sfinksų giminės lėliukė. Tai tokių lėliukių galite rasti ir Lietuvoje, labai įdomios, labai gražios ir dažniausiai būna vikšras pasidaręs tą lėliukę po žeme, tai galit netyčia iškasti tvarkant sodą. O čia 2 drugelių visiškai skirtingų lėliukės, bet jos atrodo labai panašiai ir turi labai aštrius spygliukus ant šono. O čia irgi pusbrolių lėliukės, vienos ir kitos, jos nesiskiria beveik niekuo, tai ant vienos yra tokios auksinės dėmelės 6, čia po tais dideliais 4 dygliukais, o ant šitos yra 9 juodi taškeliai, 8. Tai va, tuo ir skiriasi, nors drugeliai visiškai skirtingi. O, juda. Sveikinuosi.